Šiandien yra 2026 metai, Liepos 9 diena. Sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą ir kontražvalgybą kanalą. Šiandien kontražvalgyba paprastai, tai reiškia rubrika apie tai, kada mes aiškiname paprastais, suprantamais žodžiais kontražvalgybinės sąvokas. Šiandien operatyvinė padėtis. Kas tai per daiktas? Kas tai? Kam jisai yra reikalingas? Tai pirmas dalykas, jinai reikalinga operatyvinė padėtis. Reikalinga tam, kad kiekvienas operatyvinis darbuotojas, kuris dirba vienoje srityje ar kitoje srityje, yra atsakingas už vieną objektą arba atsakingas už tam tikrą kryptį, jisai turi labai gerai žinoti operatyvinį padėtį šitoje kryptyje arba šitame objekte. Kamgi reikia žinoti, kas ten darosi, kas vyksta, kokios galimi pavojai gali kilti arba kokios atsiranda galimybės ir taip toliau ir panašiai. Tai reikalinga žinoti tam, kad jisai laiku priimtų tinkamus sprendimus. Tam, kad jisai galėtų pasiekti savo tikslus, tai yra atrasti, aptikti laiku grėsmes ir jas neutralizuoti arba užkardyti. Operatyvinė padėtis susideda iš 3 dalių. Tai pirma dalis – priešas, antra – jūs pats, tai yra pats kontražvalgybininkas, padalinys, institucija kontražvalgybos, žiūrint kokią apimtimi mes kalbam, ir trečia – sąlygos. Kamgi tos sąlygos yra palankesnės? Sąlygos, kuriuose dirba ir priešas jūsų, ir jūs patys. Kam tos sąlygos yra palankesnės? Taigi, kalbant apie priešą, tai jūs turite žinoti, koks yra jūsų priešo siekiamas tikslas, koks yra jo galutinis rezultatas, ką jisai nori. Antras dalykas, kokiomis priemonėmis jisai to tikslo siekia. Tai yra, ką jis daro, per kokius dalykus, kaip jis renka informaciją, kaip atlieka operacijas ir taip toliau. Ir trečias dalykas, kokius turi resursus. Finansavimas, žmonės, darbuotojai, jų kompetencija, tų žmonių patirtis, žinios ir taip toliau. Techninis aprūpinimas, atlyginimai mokami, viskas yra, čia įeina į čionais. Sąlygos. Kam yra jos palankesnis, tai čia yra ir politinės sąlygos, tai yra ekonominės sąlygos, tai yra visuomenės požiūris, tai yra socialinės sąlygos, jos gali būti įvairios teisinės sąlygos, kam jos yra geresnės, tai yra politikų požiūris, tai yra teisėsaugos požiūris ir taip toliau ir panašiai. Ir tada pati kontražvalgyba, pats padalinys kontražvalgybos, koks jisai yra. Tikslai jo yra aiškus, tačiau ar jisai yra tinkamai finansuojamas, ar jisai yra gerai techniškai aprūpintas, ar turi automobilius paprasčiausiai, org techniką paprasčiausiai, ar yra skiriamas tinkamas finansavimas, ar nėra apribota jo kaip kontražvalgybininko teisės, kad jisai galėtų atlikti tam tikrus veiksmus, turėti įrankius savo žinioje, juos galėtų pritaikyti tam, kad galėtų būtent užkardyti kažkokį tai pavojingą visuomeniai, tautai pavojingą veiklą. 3 dalykai – priešas, jūs ir sąlygos, kuriuose dirbate. Na ir pavyzdys, galime pateikti tokį pavyzdį, paimkime tą, kas vyko Lietuvoje dėl to pasienio, kada sulaikė visą krūvą kontrabandininkų, sulaikė ir policininkų, ir savivaldybės darbuotojų. Ir ten buvo kalbama ne tik apie tai, kad vyksta kontrabanda, bet buvo kalbama apie tokius straipsnius, kurie priklauso jau kontražvalgybai. Padėjimas užsienio žvalgybai veikti arba užsienio valstybei veikti prieš Lietuvos valstybę. Taigi, jeigu jūs esate tas kontražvalgybininkas, kuris dirbate skyriuje ir kuris atlieka būtent aptarnavimą pasienio, Baltarusijos pasienio, tai koks jūsų uždavinys? Pirmas dalykas, jūs turite, norint įsiaiškinti tą operatyvinę padėtį, sužinoti jau pagal turimą informaciją, o kas yra jūsų priešas? O priešas, aiškintis, kas tai yra Baltarusijos KGB. KGB tai yra atskiri padaliniai, kurie dirba pasienio
visuose šituose punktuose ir jie yra atsakingi už būtent tą žvalgybinę ir kontražvalgybinę veiklą. Kas tie priešai? KGB. Aha, kiek žmonių ten dirba tam KGB, koks ten padalinys, kur jisai yra, kaip tie žmonės atrodo, kokie jų yra patirtis, kokios yra jų žinios, kaip jie yra techniškai aprūpinti, turi automobilių, kiek turi automobilių, kokių automobilių, kaip jie yra finansuojami, kokie yra jų požiūriai, kokios jų yra nuomonės ar pasipiktinimai, viskas reikalinga žinoti. Ko jie siekia Lietuvoje? Koks jų tikslas Lietuvoje, kada jau yra jie aprūpinti, kada jau žinot, kad yra toks padalinys, tai koks jų tikslas? Tikslas galėtų būti, kaip tikriausiai yra, čia kalbame ne apie Rusiją, apie Baltarusiją, tai pirmas dalykas pasienyje, gauti slaptą informaciją. Kas vyksta pasienyje, kur yra kažkokie tai kontrolės punktai, kur yra statomos kažkokios tai užkardos, kur atliekamas kažkokie tai veiksmai, kas dirba, kokie asmenys šiandien dirba yra atsakingi. Tai gauti valstybės paslaptį sudarančią informaciją. Antras dalykas, žinoti situaciją pasienyje, kaip savo, taip ir Lietuvos pusėje, gerai orientuotis. Tai tuos kontrabandininkus žinoti, tuos žmonės, kurie turi ryšius Baltarusija, dažnai važinėja, žinoti tų žmonių ryšius su politikai, su pareigūnais, su valstybės tarnautojais, taip toliau, kokie ten santykiai, kokios pažeidžiamos vietos, kokios yra problemos ir taip toliau ir panašiai. Ir taip pat be abejo žinoti tuos politikus, žinoti pareigūnus, žinoti valstybės tarnautojus, kurie dirba, pavyzdžiui, kartu su kontrabandininkais, ima iš jų kyšius, gauna iš jų pinigų. Vienu žodžiu, jie yra pažeidžiami ir jie prieina prie valstybės paslaptį sudarančios informacijos. Taigi va, kokiom priemonėm jie siekia šito savo tikslo? O priemonės yra paprastos. Tai yra agentūra. Per agentūrą verbuoja žmonės, kuria tinklą agentūrinį, susitinka su savo agentais, duoda jiems užduotis, nurodo, ką jie turi padaryti, kokią informaciją atnešti, kur pašniukštinėti, kur pašnipinėti ir taip toliau ir panašiai. Toliau įvairias techninės priemonės naudoja tam dalykui. Vėlgi yra naudinga ir netgi telefonų pasiklausimas arba tų pačių blakių įstatymas į tą patį agentūrą padeda, o toliau jie labai aktyviai naudoja, pavyzdžiui, apklausas, kada važiuoja į Baltarusiją lietuvis, turi ten giminių arba šiaip kokių reikalų, arba verslą vykdo ar ką, tai jie sustabdo kur nors arba pasienio punkte, arba muitinės kontrolės punkte, arba miestelį, kada atvažiuoja, sustabdo milicininkai ir KGBistas apklausinėja, ko jūs važiuojate, ką jūs čia veikite, taip toliau. Be abejo, jisai jau būna pilnai surinkęs apie jūs informaciją. Tai arba jisai daro tai dėl to, kad jis nori užverbuoti, tai greičiausiai taip ir yra, arba kitas dalykas, jisai nori gauti išsamesnę informaciją apie kažkokį tai reiškinį, įvykį ir taip toliau. Taigi šitas metodas irgi yra plačiai išnaudojamas. Dabar kokios sąlygos yra? Kokios tos sąlygos Lietuvos pasienį, kam jos yra palankesnės. Jūs kaip kontražvalgybininkas turite tai žinoti. Jūs nagrinėjate ir matote, kad tos sąlygos yra palankesnis Baltarusijos KGBistams dirbti. Pavyzdžiui, pirmas dalykas tai yra labai jau lengvas sienas perėjimas, kiaura siena. Aš kalbu neoficialiai. Patys matėte, kada migrantai šimtais ėjo į Lietuvos pusę, Baltarusijoje niekas jų nestabdė, Baltarusija kaip tik inicijavo tą visą dalyką. Čia yra kaip iš tikrųjų hibridinė ataka, taip reikia pavadinti. Tai kiaura siena. Kartu su tais migrantais, kurie yra iš Afrikos, Azijos, Baltarusijos, Rusijos ir visur kitų šalių, be abejo, yra galimybė prastumti savo agentus, jau parengtus, jau paruoštus ir taip toliau. Yra galimybė pranešti sprogmenis, ginklus ir visus kitus dalykus. Tai šita sąlyga, kadangi siena neuždaryta, dabar be abejo jinai yra tvirčiau saugojama, bet vis tiek dar yra praeinama, anksčiau būdavo kiaura.
Ir kontrabandininkai šito dalyku labai stipriai naudojosi. O jeigu kontrabanda cigaretės plaukia upeliu, tai be abejo plauks ir visas kita. O dar labiau, kada mes kalbame apie tą augalininkystės automobilius, kada veža gėlės, o gėlės gali greitai sugesti, todėl muitinė jų niekas netikrina, nes neva patikrino mūsų institucijos ir davė leidimą, o ten su gėlėmis gali įvažiuoti bet kas. Kitas dalykas - migrantų srautai. Labai didelė. Vėlgi šita situacija yra palankesnė Baltarusijos KGB. Kitas dalykas yra vietinių gyventojų, kurie tenais gyvena, gana palanki nuomonė link Lukašenkos režimo. Nemaža dalis žmonių galvoja, kad tai yra labai geras režimas, tinkamas, kad čia Lietuvoje kaip tik yra blogai ir taip toliau. Tai vėlgi šitas požiūris, šita nuomonė yra palankesnė būtent anai pusė. Ir kitas dalykas, mes matėme labai ilgus metus, kada klausimas dėl kontrabandos, dėl problemų, dėl ryšių ten pareigūnų ar ten kontrabandininkų su Baltarusijos KGB buvo keliamas ne vieną kartą ir ne vieną kartą akcentuojamas, tačiau niekas į tai nekreipė jokio dėmesio, nei teisėsauga, nei politikai ir taip toliau. Tai reiškia, teisėsaugos darbas pasienio ruože buvo ir matytų yra silpnas, o jeigu taip yra, tai reiškia, kad KGB sąlygos yra veikti palankesnės negu mūsų kontražvalgybai. Na ir trečia dalis, tai jeigu taip kaip pavyzdį vertinant, tai aiškiai esame mes patys, mūsų kontražvalgyba. Tai pirmas dalykas. Ar turi pakankamus įrankius imtis priemonių tam, kad išaiškinus kažkokį tai nenaudėlį, kuris padeda priešui dirbti, kuris yra agentas KGB, taip toliau pasodinti į kalėjimą, iškelti jam baudžiamą bylą ir patraukti baudžiamą atsakomybę. Ne, jis tokių dalykų neturi. Visas ruožas su Baltarusija yra net 678 kilometrai. Ruožas pasienio labai svarbus kontražvalgybai. Kiek žmonių aptarnauja šitą ruožą Lietuvoje? Kiek žmonių atlieka kontražvalgybinį aptarnavimą? O gal jo iš viso niekas neatlieka, jie pirmą kartą girdi tokį žodį ir kad tai reikia daryti. Bet mes paimkime kaip pavyzdį teoriškai, kad tai yra kokie 3, pavyzdžiui, žmonės, kurie yra atsakingi už tai, už beveik 1000 kilometrų atstumą pasienio ruožo darbą. Tie 3 žmonės, ar jie turi techninį aprūpinimą, ar jie turi automobilius, kurios gali bet kada išvažiuoti taip toliau, ar jie turi operatyvinių lėšų, kurias gali mokėti agentams savo, ar jie turi teisę juos verbuoti, o jeigu turi teisę, tai kaip jie užtikrins jiems konspiratumą ir taip toliau. Ar tie žmonės turi kompetenciją ir ar jie suvokia, ką iš tikrųjų reikia daryti tam pasienyje, koks jų tikslas, su kuo jie turi kovoti, ar jie paprasčiausiai stebi ir žiūri. Ir kada mes įvertinam visus šitus 3 dalykus, kuriuos aš jums dabar išpasakojau, tai yra priešas, jo tikslas, jo naudojamos priemonės ir jo turimi resursai. Toliau mes patys, mūsų turimi resursai, mūsų naudojamos priemonės ir mūsų visi kiti techninis aprūpinimas ir sąlygos, kuriuose mes dirbam, kurias aš išdėšiau dabar, kam jos yra palankesnės jiems ar mums, tada mes galim pamatyti realią situaciją ir imtis veiksmų tam, kad sąlygos būtų palankesnės mums, tam, kad asmenys, kurie daro nusikaltimus arba ruošiasi juos daryti, būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kad būtų iš viso sudarytų tokios sąlygos, kad niekam net mintis neateitų daryti nusikaltimus prieš valstybę. Taigi štai kam reikalinga operatyvinė padėtis. Kiekvieną kartą operatyvinis darbuotojas, kontražvalgybininkas privalo aiškintis kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusę metų, kas metus. Tik tuo met jis galės kovoti efektyviai ir rezultatyviai su mūsų valstybės priešais. Taigi visiems ačiū už dėmesį, tie, kurie išklausėt. Iki pabaigos padedat patiktuką, prenumeruojat. Tiesiu jums be galo dėkingas. Taigi iki.